kai kam gali pasirodyti ar pasivaidenti, kad apie tuos parazitus čia kokią reklamą darau. Tai nifiga. Tiesiog taip į kadrą papuolė. Nes fotikas stovi tokia rakurs. Tuo savaitgalį vykęs vyrų ir moterų susiejimas toks. Tie, kurie pasirašė ir savo antspaudais patvirtino liaudės deklaraciją. Liaudės valią, taip sakant. Parodė tam tikrus faktus, apie kuriuos ir norėčiau pakalbėti. Apie tai, kad ne vienas liaudės žurnalistas, kaip viešai skelbėsi atstovaujantis liaudės žurnalistiką, nepasirodė, jau sakiau. Tai va dabar apie tuos, kurie atvyko ir tuos, kurie dėl kokių nors vienokių ir kitokių priežasčių negalėjo, nesugebėjo ar nenorėjo atvykti. Kadangi į liaudės susiejimą atvyko tik tai dalis pasirašiusiųjų, patvirtinusiųjų liaudės valią deklaraciją, tai ta kita dalis, kuri neatvyko, tai va iš tos dalies buvo, kas sugebėjo pranešti, kad neatvyks dėl kokių nors ten force majeure aplinkybių, dėl to, kad nepavyksta, sakykime, sugrįžti iš užsienio, ar laidotuvės kai kam. Bet buvo ir tokia dalis, kurie nieko apie save nepranešė, nes, kaip sakau, apie tą liaudės susijimą buvo pakankamai viešai ir pakankamai gerai informuota, paskelbta, paskleista, paviešinta ir buvo pakankamai duota laiko pasirengimui, atvykimui į tą liaudės susijimą. Tai va tie, kurie nepirst, nei kriukt, nei riukt. Aiškiai, sekantį kartą, kai susirinkinės liaudis, visi tie, kurie nesugeba nieko apie save pranešti, aiškiai, šio susirinkimo metu, čia liaudis taip pasiūlė, bus laikomi kaip įprasta, dingę be žinios arba neprieštaraujantis kokiems nors ten sprendimams, kuriuos priims liaudis, tiek, kiek sugebėjo atvykti, tiek atvyko, tiek ir priėmė kokį nors sprendimą liaudės vardu, ar tai kreipimas į kokį nors, kam nors nusiųsti, ar pareiškimą kažkokį padaryti, ar veto uždėti, tai va tiek užteks. O tie visi pradingėliai, pražuvėliai, kurie net nesugeba pranešti, kaip sakau, apie save, nesvarbu kokiu būdu. Ten valdomas elektroninis paštas pastoviai yra skelbiamas ir aprašuose pasiskaitykit. Yra tas elektroninis paštas valdomas, skelbiamas, tai net jeigu ten nesugebat parašyti, kad kas nors nutiko ir taip toliau. Tai būsit laikomi dingę be žinios ir jūsų nuomonė ten ar sistemiškai sakant, balsas nebus skaičiuojamas ir į tai nebus atsižvelgiama, o bus laikoma, kad neprieštaraujate pagal nutylėjimą. Tai šį pranešimą, dabar jums pranešiau, yra laikoma, kad pranešta tinkamai, nes tai yra viešas pranešimas. Jeigu jūs turit kokių prieštaravimų ar ką, tai galit paprieštarauti, bet taip kaip patys gyvai pasirašinėti ir dėti antspaudus, patvirtindami, kad sutinkat, tai prieštaravimai irgi priimami raštu ant popieriaus, jūsų rankytė tam parašyti su pirštų antspauduku. Jeigu tingit atvykti, aiškiai galit siūsti susisiekimo kontaktais, taip vadinamais, pasakysiu vieną kartą ir nekartosiu, reiškia Kelmės rajonas, Tytuvėnai, Maironio gatvė 1, iki pareikalavimo, vyrui nuosavo vardu Dainius. O tą parašykit ant voko ir aš jau gausiu. Negavus tokių prieštaravimų, tai sakau, už mėnesio, 2 mėnesių bėgė, taip sakykim, vėl surengsim liaudės suėjimą ir ten spręsim. Liaudis spręs, ką daryti ir kokie tie sprendimai bus priimti to susiejimo metu. Tokie jie ir bus priimti, o, kaip sakau, jūsų tų nepranešėlių, pradingėlių balsai bus laikomi, kad neprieštaraujate. Net nesusilaikot, bet neprieštaraujate. Vat ir viskas, ką norėjau pasakyti. Это еще Буратино, то есть тупой, который готов довериться любой шняге, ахинее. Идеи о том, что сейчас из золотых монет вырастет дерево. Вот это Буратино.
которому кажется, что, блядь, вот сейчас вот так вот он посадит деньги, в землю зароет и вырастет денежное дерево. Идиот. Ты не можешь, и поэтому не хочешь. Потому что если бы мог, хотел бы, тебе бы интересно было себя проявлять. Тебе бы интересно было вот все время практиковаться в качестве, в том, где ты раскрываются твои способности. Не значит, что ты сиюминутно должен прыгать куда-то, бежать и делать что-то, что тебе не нравится. А пойти, овладеть, чтобы вот не было противоречия между способностями и тем, что тебе нравится. Потому что если бы были бы способности, тебе бы все понравилось. А их нет. Ты тупой. Ты придурок-идиот. Который, если мы не будем тебе готовить еду, сдохнешь. Поэтому по поводу воина. Помни, что воин – это тоже роль. Помни, что воин – это тоже роль. Воин – это тоже осознающий себя и удерживающий себя в рамках достоинства, качества, вида.